1, 2, 3. Aš vėl einu į McDonald'ą ieškoti savo storos nuotakos. Mano nuotaka bus labai stora, kad galėtume rengti varžybas valgymo Big Tasty. Justas iš humoro klubo geria kokteilį su citrinom ir su rožiniu šiaudeliu, kas yra labai nevyriška. Bet iš kitos pusės dabar daug dalykų yra nevyriškų. Vyrai šiaip tai apsikeitė vietomis dabar. Apsikeitė vietomis, nes vyrai dabar išsišiepia savo nuo spenelių, rauna plaukus ir moteris vairuoja lenktyninius automobilius ir žaidžia krepšinį. Tai yra linksma ir aš stengiuosi neatsilikti nuo visos tos uniseksinės mados ir aš geriu kokteilius. Yra labai gerai. Nes iš tiesų aš pradėjau naudoti moterų visus tos slaptuosius ginklus, slaptasias juodasias technologijas prieš jas pačias. Aš jau dabar moku suvaidinti orgazmą ir moku po sekso kalbėtis su moterimis. Nu, pasikalbėkim, papasakok ką nors. Aš dar vieną dalyką, kurį aš išmokau iš juodųjų moterų technologijų, tai yra naudoti atvirkštinę psichologiją prieš jas pačias. Kaip kurią čia dieną mergina man sakė, aš čia nenoriu, kad mūsų santykius sugadintų seksas, dėl to aš norėčiau, kad mes taip neskubėtumėm ir palauktumėm. Aš panaudojau prieš ją atvirkštinę psichologiją ir aš apsiverkiau ir jinai man davė. O šiaip tai, iš Vilniaus į Kauną aš nešu žinią, kad visiškai greitai, kovo 12 dieną, mūsų humoro klubas bus laisvalaikio namuose Nautilus, kur mes darysime puikų šou. Ir tu turėtum tenais ateiti ir gerti kokteilį. Ir netgi adaptavome mūsų vilnietišką programą Kauno publikai ir jau dabar tik tai pusė mūsų pasirodymo bus lenkų kalba. Už tai ir išgeriam. Lauksiu jūsų Nautilus laisvalaikio namuose kovo 12, 7 val. Vakaro. Nors galite ateiti ryto, pastovėsite eilėje. Gerai, atvažiuosiu. Sveiki, Kavenskai. Čia Rokas Žilinskas. Aš būsiu jūsų mieste kovo 12. Ir mes tenais gersime kokteilius ir lipsime ant scenos ir juokinsim žmonės. Juokinsim žmonės žymiai labiau nei Lietuvos Respublikos Seimas. Fanai. Žinot, kas man labiausiai patinka? Tokiuose popietiniuose pasivažinėjimuose po Vilnių. Tai, kad tai nėra Kaunas. Kauno! Taip! Vat įdomu, ar Rokas Žilinskas yra iš Kauno. Jis galėtų būti iš Kauno, tai būtų žymiai juokingiau, nes mes važiuojam, čia vadinasi humoro klubo turas Roko Žilinsko pėdomis. Kas yra gerai kokteiliuose, tai kad dabar jau ir vyrai gali gerti kokteilius ir nebūti Petruškevičiais, nes yra labai linksma, nes anksčiau kokteilius gerdavo tik tai moteriškės. Nu, visokios striptizo šokėjos ir konsumatorės baruose. Nupirk man kokteilį. Dar anksčiau būdavo šampanas. Aš sakyčiau, kad vidutinio amžiaus vyrų krizė prasideda tada, kai jie pradeda siūlyti mergoms šampano. Mergos, gal norite šampano? Mergos negeria šampano. Mergos geria kokteilius. Ir visiems vidutinio amžiaus krizę pasiekusiems vyrams aš norėčiau pasakyti, kad mergos negeria šampaną. Prieš siūlydami mergoms šampano, būtinai įeikite į barą ir apsižvalgykite aplinkui. Kas geria šampaną? Niekas! Taigi, jeigu jūs norite atgauti jaunystę, pasidulkinę su 20-metė studentė naiva iš Vandžiogalos kaimo, tai būkite tokie mieli ir pasiūlykite jai ką nors brangesnio, o ne sovietskoje šampanskoje už 4 litus taurę. Reikia mesti McDonald'ų maistą. Valio McDonald'ui, aš nebegaliu išlipti taip laisvai iš mašinos, kaip aš kažkada tai lipdavau. Taip, Vilnius. Čia mano miestas.
Čia aš gimiau, čia aš užaugau, čia aš burnojau ant Kauno. O dabar aš važiuosiu į Kauną ir burnosiu ant Vilniaus. Haha, išverstas kūris. Apmyžau Vilniaus akmenį. Dabar važiuosiu į Kauną. Aš tikiuosi, jūs turite gerų akmenų tenais. Į sveikatą. Viskas! Kad? Aš važiuoju į Kauną. Roko Žilinsko kokteilis. Kavenskai. Aš atvažiuoju pacientų. Aš Rokas Žilinskas. Bet baisiai linksma. Blet. Kad turėtų jisai mane atpažinti, nes aš jau dabar jo esu kaip ir tas šešėlis. Me and my shadow. Matėte mane ir mano brolį? Roką Žilinską. Buvo krūta. Pastovėjau prie žmogaus legendos. Jisai turi kažkokią tai special aurą aplink save. Ir džiugu, kad aš galėjau būti tos auros dalis. Jis sakė, kad čia jūs. Taip, čia aš. Malonus, Rokas. Jūs irgi Rokas, ar ne? Kartais. Kartais būna ir toksai, taip. Tai va, labai malonu susipažinti. Man irgi. Viskas tvarkoja, nes aš žinau, dabar visi manęs klausia, ar maždaug, o tai kaip Rokas Žilinskas reaguoja ir maždaug ir... Visi turi gerai savo darbą dirbti, žurnalistai, žurnalistų, politikai, Tai jau tikiuosi, kad mano mokesčius tvarkingai tenais viską skirstysit ir... Mes kaip tik šiandien svarstėm, iš kur jūs esat kilęs? Vilnietis iki kaulų smegenų. Vilnietis. Nes tartis tokia kaunietiška gan. Stiklinga. Turėjau labai gerą mokytoją universitete. Tai ir atėjo ta akimirka, kaip keista. Tiesos, the moment of truth. Labai keista. Tai va dabar jau galėsiu sakyti, buvau susitikęs ir žodžiu, kad viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja iš tai. Man buvo atleista. Gavau indulgenciją, reiškia. Nemuša tik tai negyvo šuns, jeigu dar kažkam tai įdomus esi, nes dar kažkam tai įdomus esi. Aš čia dirbu. Atvažiuokit į Kauną. Gerai, atvažiuosiu į Kauną. Paliksiu savo kortelę. Sužar, tai aš jau pasirinksiu. Atvažiuosiu savo vizitą. Ir kovo 12 dieną, ketvirtadienį. Iš tikrųjų mes galim rezervuoti staliuką Roką Žilinską. Dėkuoju.